Sveiki visi, servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Šį kartą savaitės pabaigai noriu pristatyti šį dailų ir gražų Jeep Grand Cherokee automobilį. Automobilis 2015 metų, 3,6 Pentastar varikliukas, 210 kW, truputėlį senesnė dar jo versija, nei kad dabar tie populiaresni, sakykime, nuo 16 metų. Nepaisant to, automobilis tikrai labai smagus, puikiai važiuoja ir jokių problemų kaip ir nekelia. Na, dujinė įranga, kaip ir visada, servise 007 sumontuojam kokybiškai Landerenzo. Tai apie ją trumpai pabandau papasakot. Pats valdymo blokas štai čia, greta benzininis valdymo blokas, be abejonės visi mums reikalingi signalai yra tiesiai iš jo. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC padidinto pralaidumo, Landerenzo L10 Turbo Oversize bei atnaujinto tipo dujinės fazės filtras greta, slėgio davikliukas ir Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai pasislėpia po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas pilnai savo vietose, be jokių iškelimų, nieko, idealiai savo vietose kaip ir buvo, kad numatyta. Na, visi darbai mūsų servise jau yra turbūt iki skausmo visiems matyti ir žinomi ir daug kartų viskas kartota, tai yra darbai atlikti pagal kokybiškiausius standartus, kokius tik tai galim, sakykime, sugalvot. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios rinkoje medžiagos, tefloninės dujų žarnos, kurios nesmirdi, neskleidžia jokio kvapo, ar ne, kokybiški filtrai, kokybiškos apsaugos, laikikliai, spyruoklinės sąvaržos, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, visi laidai gražiai sugrupuoti, įvilkti į apsauginės gofras, tos gofros izoliuotos, kiekvienas kontaktas lituotas, viskas tvirtai ant laikiklių, be jokių numetimų, kažkur viskas nuvalyta, švaru, gražu, na, taip kaip ir visada. Tai jeigu kažko panašaus tikitės, įsivaizduojat ir norit kokybiško montavimo, estetikos, tvarkos, švaros variklio skyriuje, tai drąsiai kreipkitės. Juolab, kad šiai dienai Jeep Grand Cherokee automobilių galbūt net kokius 8 turime eilėje dar į priekį, tai tikrai pakankamai populiarus modelis, tokiom bangom užeinantis populiariausi modeliai turbūt yra dabar Dodge Durango ir Jeep Grand Cherokee, tai tokiom bangom. Tai tiek apie patį variklio skyrių, dujų mygtukas. Yra montuojamas apvalus, kas jau pamažu irgi tokių pusiau standartų tampa, gal taip pavadinkim. Tai jisai čia gražus, su guminiu apvadu, štai šitoje vietoje puikiai tinkanti, iš tikrųjų labai patogi ir puikiai ją montuoti vieta. Pildymas dujų prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, atsisukam kamštelį, viskas taip atrodo, pilamės dujas, nerūdijančio plieno varžtai, jokie savisrėgiai, nieko, kaip viskas priklauso, pasigaunam, pildymas baigtas. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, pati bagažinė, kaip matot, lygiai švariai gražiai užsidengia. Pats balionas 80 litrų, bormechas puikiai čia telpa, tinka, gražiai daiktadėžė šonuose, niekam nekliūna, švarus, gražus, taipogi blizga, kaip matot, su netgi mūsų kontaktiniu numeriu ant jo. Tai tiek apie kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą mūsų servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuojat ar turit, mielai galit kreiptis, atsistoti į eilę ir tikėtis kokybiško Landerenzo dujinės įrangos montavimo. Ačiū.